Ką, dabar keliausim prie mūsų standartinės jau rubrikos Krekenavos, kai norisi mėsos, LKL dėjimai su mėsomis. Oro sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos. Tai kaip ir praėjusį sykį mes pasižiūrėsime porą gražiausių LKL epizodų, dabar keliamės rungtynės tarp Žalgirio ir Nevėžio, čia netaip ir seniai vykęs mačas ir leidžiu, pažiūrėsim, kas šitokio nutiko. Tai va, J.D. Muila buvo, kaip sakyti, uždarytas labai tokių neblogų, sakyčiau, skrydžių. Šiaip esame įpratę prie Ąžuolo Tubelio epizodų puolime. Čia greitojo puolimo gynyboje, žinai, kad bėgo tokį bloką įkalę. J.D. Muila optimistas, sakyčiau. Optimistas labai, žinai. Nestokojo optimizmo šitame epizode ir iš gynybinės pusės turbūt vienas tikrai gražiausių epizodų pastaruoju metu LKL. Jo, ir šiaip, čia vėl kalbant apie Tubelį, tai jo tas atletiškumas ypač irgi pasijaučia pastaruosiuose mačuose, kur, per ten 10-15 minučių tarpę susirenka ten realiai kosminius skaičius, nes, tiesiog labai dažnai greitesnis, stipresnis fiziškai, tai čia viena iš tų Tubelio tikrai išskirtinių savybių. Gerai, ir dar vienas epizodas, kuriame irgi Žalgiris pramiegojo, Raito gynyba, čia sakyčiau. Čia labai šiaip gražus derinukas gavosi, jo matas Šiauliai gražiai pasiruošę buvo čia tai situacijai. Ir Venės patirtis, pasukas 10 balų. Ir Stanley dėjimas, o Stanley pastaruoju metu matom, kad neturi daug pasitikėjimo iš Songailos, nes aikšteliai dažnai kaip kosmonautas atrodo. Pamiršęs visiškai derinius, ką turi žaisti, kaip turi daryti. Tai įdomu, ar jis kažkaip įsivažiuos, nes šį potencialą didelį turi žaidėjas. Oro sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Tai va tokia mūsų pora epizodų iš standartinės rubrikos, kurioje galite rasti LKL geriausi dėjimai su mėsomis, Krekenavos, kai norisi mėsos YouTube paskyroje, ten po kiekvieno savaitgalio, po kiekvieno turo yra papildomas tas playlistas, galima pasižiūrėti ir senesnius mačus, senesnius epizodus ten iš poros metų atgal, prisimint, kas tais metais buvo gražiausio, geriausio ir galingiausio. Aš dabar jau, kadangi esam toj rubrikoje, tai galvoju, gal vis tik yra. Paragaujam. Aš tai paragausiu. Mėselės. Oi, tai reikia praplėšti gražiai. Taip, aš tai sprogdinsiu. O, kaip meistras visiškai. Bum. Bum. Įgūdęs klausyk, mėgsti Krekenavos. Matosi, mėgsti. Labai gerai. Labai gerai prie podcast'o.